Pirmasis eidėje įkeliamas į EPA per eidėją į SUES rankiniu būdu arba automatiškai per eidėją importavimo robotą. 1. Importavimas rankiniu būdu. Užveskite pelę ant pliuso simbolio ir pasirinkite Add SUE, pridėti leidinį. Spustelėkite browse naršyti, kad pasirinktumėte eidėją iš tinkamo kompiuterio katalogo. Priklausomai nuo eidėjo dydžio, įkėlimas gali užtrukti kelias minutes. Kai įkėlimas baigtas, galite nurodyti naujo numerio pavadinimą, kalbą ir išleidimo datą. Prieš įkeldami atkreipkite dėmesį į mūsų eidėjo gaires. Daugiau informacijos rasite mūsų pagalbos centre. 1. Automatinis importas. Meniu spustelėkite EPA per eidėją ir eidėją import bot. Gaukite esamo ETV arba ETV serverio prieigos duomenis. Įveskite pageidaujamą L. pašto adresą, kad klaidų atveju gautumėte pranešimus. Įveskite šią informaciją. Serverio adresą. Bazinį katalogą arba kelią, kuriuo galima pasiekti aplanką serveryje. Vartotojo vardas. Slaptažodis. Dabar galite išbandyti ryšį tarp mūsų sistemos ir ETV serverio. Norėdami tai padaryti, spustelėkite Test Connection išbandyti ryšį. Išsaugokite pakeitimus, kad importuotojas būtų aktyvuotas.